Sveiki dar kartą. Šiandieną tęsime video patarimų serijas apie kelioninį bei turistinį inventorių. Ir pradėsime kalbėti apie bene labiausiai kelionės įtakojantį elementą, tai turistinius bei kelioninius rūbus. Kelioniniai rūbai pagal savo savybės yra skirstomi į 3 sluoksnius. Tai būtų apatiniai rūbai, vidurinysis sluoksnis bei išorinis sluoksnis. Apatiniai rūbai yra skirti minimaliai reguliuoti kūno temperatūrą bei drėgmės garinimą. Vidurinysis sluoksnis yra skirtas suteikti jums kuo daugiau šilumos, o išorinis sluoksnis yra skirtas apsaugoti jūs nuo lietaus, vėjo bei labai didelio šalčio. Šiame siužete detaliau aptarsime pirmąjį sluoksnį – apatinius rūbus, o vėliau pristatysime ir filmukus apie antrąjį bei trečiąjį sluoksnius. Na, o jeigu jūs domina kitas turistinis inventorius, kviečiame pažiūrėti mūsų prieš tai išėjusius filmukus. Apatiniai rūbai yra ploniausias drabužių sluoksnis, todėl jų funkcionavimas labiausiai priklauso nuo to, iš kokių medžiagų jie yra padaryti. Apatiniai rūbai gali būti gaminami iš labai įvairių medžiagų. Pačios populiariausios tai yra sintetika bei merino vilna, kurių detalias savybės dabar ir aptarsime. Sintetinių apatinių rūbų didžiausias pliusas bus tas, jog jie geriausiai garins drėgmę nuo kūno lyginant su visais kitais apatinių rūbų tipais. Kadangi sintetinis pluoštas savyje gali prikaupti žymiai mažiau drėgmės negu bet kuris kitas. Todėl prakaitas yra tiesiog nugarinamas arba nustumiamas į tolimesnius sluoksnius. Tačiau sintetiniai apatiniai rūbai suteiks mažiausiai šilumos lyginant su visais kitais. Kaip žinia, sintetikos rūšių taip pat yra labai daug ir nuo to, kokio tipo yra sintetika, taip pat priklauso jų funkcionavimas. Geriausias drėgmės garinimo savybės iš sintetikų turės polipropilenas, tačiau tuo pačiu jis bus ir pati brangiausia sintetika. Dar dažnai naudojama sintetika termoapatiniuose rūbuose yra nailonas bei poliesteris. Jie bus pigesni, bet šiek tiek prasčiau garins drėgmę. Taip pat labai svarbu yra ir tai, kaip yra pagamintas pats drabužio pluoštas. Pavyzdžiui, labai gerai pagamintas poliesterio pluoštas gali prilygti polipropilenui. Tačiau į tai nereikėtų labai smarkiai gilintis, nes geriausiai palyginsite sintetinius rūbus tarpusavyje lygindami jų kainas. Taip pat sintetiniai apatiniai rūbai bus patys ilgaamžiškiausi dėvėjimosi klausimų. Jų svariausias minusas yra tas, kad jie ilgiau dėvint nemaloniai prakvimpa nuo prakaito, todėl juos reikia žymiai dažniau skalbti. Kad išvengti šio minuso, įvairūs gamintojai naudoja skirtingus metodus. Pavyzdžiui, vienas iš jų gali būti į pluoštą įausti šiek tiek sidabro siūlų, kurie yra natūraliai antibakteriški, todėl drabužis šiek tiek mažiau prakvimpa. Taip pat audinį galima apdoroti chemiškai, tačiau cheminis apdorojimas skalbiant gali išsidėvėti. Jeigu esant šiltam orui sintetinį sluoksnį nešiosite kaip vienintelį drabužį, pavyzdžiui, maikutę trumpomis rankovėmis, ji netgi šiek tiek jūs vėsins, greičiau garindama prakaitą nuo kūno. Taigi, kalbant bendrai, sintetiniai apatiniai rūbai turėtų būti naudojami tada, kada nusimato daugiau fizinio aktyvumo ir yra reikalingas greitesnis drabužių džiūvimas. Merino vilnos apatiniai rūbai nuo sintetinių labiausiai skirsis tuo, jog jie bus žymiai šiltesni. Juk visiems yra žinoma, kad vilnonės kojinės yra pačios šilčiausios. Lygiai taip pat yra ir su apatiniais rūbais. Tačiau nereiktų painioti paprastos vilnos su merino vilna, nes merino vilna yra kiek kitokia. Jos plaušas yra žymiai plonesnis, todėl merino vilna džius greičiau negu įprastinė vilna. Šios medžiagos apatiniai rūbai labiausiai bus tinkami dėvėti tada, kai yra smarkiai šalta, arba reikia plono ir šilto drabužių sluoksnio. Taip pat merino vilna nebado kūno, priešingai negu įprasta, ir yra natūraliai antibakterinė, todėl ji neįgaus prasto kvapo net ilgiau ją dėvint. Kaip ir sintetinio pluošto, merino vilnos naudimas gali skirtis. Todėl dažniausiai brangesni merino vilnos apatiniai rūbai bus kiek malonesni ar ilgaamžiškesni. Vilnonių apatinių rūbų nereikėtų dėvėti tada, kai ruošiamasi itin aktyviai judėti, nes prakaituojant jie gali gan smarkiai įmirkti ir nespėti taip greitai džiūti. Taip pat apatinių rūbų gali būti ir iš kitokių sudedamųjų medžiagų, pavyzdžiui, bambuko pluošto ar medvilnės. Medvilniniai apatiniai rūbai būtų pigiausi, jie šildytų tiek pat kiek sintetika, bet džiūtų žymiai lėčiau ir taip pat įgautų blogą prakaito kvapą. O bambuko pluoštas būtų kiek panašus į merino vilnos apatinius rūbus, tačiau šiek tiek vėsesnis, bet ilgaamžiškesnis.
Taip pat gali skirtis apatinių rūbų medžiagos storis. Jis yra įvardijamas gramais į kvadratinį metrą. Pavyzdžiui, įprastinė medvilninė maikutė yra maždaug 200 gramų į kvadratinį metrą storio. Tačiau tokio storio sintetinis apatinis rūbas jau skaitytųsi labai storas, priešingai negu vilnonis, kuriam tai būtų normalus storis. Grubiai tariant, kuo medžiaga yra storesnė, tuo apatinis rūbas bus šiltesnis. Taip pat labai svarbu, kaip pats drabužis yra pasiūtas. Pirmiausia, dėmesį galima atkreipti į siūles. Jos būna dviejų rūšių. Tai arba glotniai persiūtos siūlės, arba paprastos. Paprastos siūlės kitoje drabužio pusėje turės raukšlę, kuri gali nemaloniai jaustis prie kūno. O glotniai persiūtos iš abiejų pusių bus vientisos, todėl suteiks mažiau diskomforto. Taip pat labai svarbu yra apatinius rūbus pasimatuoti ir pasižiūrėti, ar jie jums yra patogus ir tinka pagal jūsų figūrą. Matuojantis rūbą, jis turėtų būti pilnai prigludęs prie kūno, tačiau taip, kad visiškai nevaržytų judesių ir galėtumėte laisvai judėti, nejausdami nei jo siūlių, nei aptempimo. Ir pasirinkus tinkamą dydį, drabužis galės funkcionuoti geriausiai. O jeigu drabužis yra pernelyg laisvas, tiek drėgmės garinimo, tiek šiluminės funkcijos veiks prasčiau. Taip pat po drabužį susidariusios raukšlės gali nemaloniai jaustis. Taigi, nuo tinkamai pasirinkto apatinio sluoksnio smarkiai priklauso jūsų komforto lygis. Tačiau nereikia pamiršti, jog taip pat yra labai svarbus visų 3 drabužių sluoksnių derinys. O apie kitus 2 sluoksnius plačiau pakalbėsime sekančiuose filmukuose. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo parduotuvėje.